Sveiki visi. Senai pas mus nebuvo skydų. Paskutinis skydas pas mus buvo prieš pusmetį, kažkada vasaros pradžioje. Tai šiandien vėl pasikalbėsime apie skydą, bet skydas bus jau toksai ne kažkoks ypatingas, ne super didelis, kaip aš mėgstu rodyti, o bus paprastas mažas skydelis, 36 moduliai, skydelis vienfazės, skirtas butui. Šitą skydą mes nemontuosime objekte, šitą skydą gavome užsakymą tiesiog surinkti, klientas atsiuntė mums visą pravestų laidų sąrašą, mes pagal tą laidų sąrašą priderinam visas jam medžiagas ir dabar padarysim šito skydo išplanavimą, o paskui viską pernešim jau į mūsų skydą. Vėliau šitą skydą mes visą supakuosim ir išsiųsim į kliento lokaciją. Aš dar galvoju, aš vis jums pasakoju apie skydus, ten kaip jį surinkti čia tokiom laboratorijos sąlygom, o dauguma iš jūsų turbūt galvoja, o kaipgi jį surinkti objektą, kad tai būtų estetiška, kad tai būtų gražu, kad tai būtų greitai surinkama ir taip toliau. Tai žiūrėkit, jeigu jums ta tema tikrai įdomi ir jūs norit, kad aš padaryčiau apie tai video, tai spauskite laiką ir kaip visada, kai surinksime po šito video mes 1000 laikų, aš būtinai pasiimu kokį nors skydą, 60 modulių, galbūt dar didesnį, nuvažiuoju į objektą ir su kamera, su operatorium mes nufilmuojam jums video pilnai nuo iki, kaip sudėlioti tas automatukus, kaip suvesti ten kabeliukus, kaip juos sutvirtinti, kaip juos pravesti ir kad tai viskas atrodytų estetiškai ir kad tai viskas atrodytų padoriai. Tai spaudžiam laiką, jeigu įdomi tokio video tema. Tai nuo ko mes pradedam visą laiką rinkti skydus? Tai jeigu kas atsimena, jeigu gal kažkas pirmą kartą žiūri apie skydus, tai mes sukuriam Word failą ir ten pasidarysim tokią vizualizaciją, kur pas mus koks automatas bus. Taip, iš karto padarom mūsų orientaciją vertikalę, tai va, ir įterpiam lentelę. Lentelė bus 12 langelių ir 3 juostos. 12 langelių dėl to, kad 12 modulį, o 3 juostos, nes 3 juostos skydė 36 modulį. Tai gavome štai tokią lentelę, dabar mums šitą lentelę reikia teisingai sukonfigūruoti. Reiškia, čia padarom, kad viskas būtų per centrą. Šitą čia aukštis darome 35 mm, o storį darom 28 mm. Ar turi būti mažesnis, to eisiu pasimatosiu. Jo, turi būti mažesnis, suklydau, atsiprašau. Taip, tai pas mus bus, reiškia, 18 mm. Va, mes gavome štai tokią lentelę. Šitą lentelę pilnai atitinka mūsų vieno automato tą plotį. Ir mes šitą lentelę dar paskui ir suklijuosim kaip mūsų tą planelį. Ta prasme, darius skydą jūs galėsite matyti, kuris automatas ką įjungia. Taip, ir pradedam kaip visada. Taip, mes turime visą sąrašą. Draugai, manau, kad kas dirba su elektros instaliacija, tikrai nors kartą buvo susidūrę su tokia nemalonė situacija, kada įstatėte montažinę dėžutę į gipsą, o vėliau jūsų mechanizmas, rozetė arba jungiklis, o tiksliau jo rėmelis ten baladuojasi ir niekaip neeina jo gerai pritvirtinti. Tai yra todėl, kad gipso dėžutės jums visada reikia truputėlį įleisti į sieną. Daugumą iš jūsų žinau, kad daro tai su paprastu peiliuku. Bet tai yra ne visai patogu, ne visai greita ir estetinis vaizdas po tokio įgilinimo lieka nekoks. Todėl norėčiau jums pristatyti gipso kartono drožtuką. Šitas drožtukas skirtas tam, kad įleisti gipso dėžutę giliau į pačią gipso kartono sieną. Tokio drožtuko pagalba jums nereikės vargti ir daryti įgilimą peiliukų ar kažko dar. Drožtukas turi 2 peiliukus, pastatytų tokiu kampu, kad vienas pjauna iš viršaus, kitas pjauna iš šono. Taip padarydamas briauną, į kurią gražiai ir atsistoja jūsų dėžutė. Šitie peiliukai yra keičiami.
Surasti juos galite bet kurioje statybos prekių parduotuvėje, todėl įrankis pasidaro ilgaamžiškas, įsigyti šitą drožtuką galite mūsų elektroninėje parduotuvėje, nuorodą į drožtuką paliksiu šitą video aprašyme. Jo jums neparodysiu, nors ir galėčiau, bet aš viską jums padiktosiu. Tiesiog du ekranai, vieną filmuoju, antrą nefilmuoju. Tai galiu jums šiaip trumpai papasakoti. Tai atsiuntė klientas, kad pas jį įvadas į būtą yra 6 kvadratų, kabelis 3x6 ir paskui jisai paskirstė virtuvę, vonia, miegamasis, svetainė, koridorius. Tai šitos dalykus ir į šitos dalykus tai pas mus ateina. Įvadas, viskas aišku, čia mes pastatysim įvadinį kirtiklį, apie tai dar pasišnekėsime. Taip, tada pas mus čia eina virtuvė, į virtuvę nuvesta kaitlintė, orkaitė, gartraukė, šaldytuvas, rozetė virš stalviršio. Į vonę nuvesta skalbimo mašina, rozetė, šildoma siena. Ir dar parašyta, kad pagal instrukciją būtina nuotėkio relė. Tai jeigu kas nežino, tai šildomos sienos, šildomi kilimėliai, šildomos grindys, elektrinės, jos reikalauja, kad būtų nuotėkio relė. Ir nuotėkio relė, mūsų atveju mes dėsime į vonę, dėsime 10 mA nuotėkio relė. Taip, toliau pas mus eina miegamasis, tai čia miegamasis viskas aišku, šviesa, rozetė, svetainė, valgoma svetainė šviesos, nežinau kam atskirai nuo virtuvės, bet čia reikia žiūrėti projektą, galbūt pagal projektą taip gaunasi. Čia mes turim TV rozetės ir atskirai rozetės. Čia beje praeitame video pasakojau apie tai, kad šiaip daryti taip nėra būtina, nes galima buvo tiesiog padaryti svetainės vieną liniją rozečių. Bet, blogiau nebus. Ir toliau koridorius, pas mus koridorių vonia šviesa, kondicionierės ir rozetė maršrutizatorių. Įdomu, kad maršrutizatoriai kabelis 3,5, o kondicionieriai 3,5. Nors aš sakyčiau, reikėtų atvirkščiai. Tai turint šitos duomenis, mes dabar galime sudėlioti mūsų visą tą skydą. Tai pradėsime mes nuo savaime aiško įvedį. Taip, kaip matote, mūsų rodiklė čia kažkur viršui, tai mums dar reikėjo užeiti į properties, man atrodo, taip, į šitą. Ir dabar pas mus viskas išsicentravo. Kai išsicentravo, iš esmės pas mus dauguma grupių čia bus vienfazių, todėl mes iš karto viską galim padaryti, kad būtų taip. Rašytųsi iš apačios į viršų ir padidinti šriftą iki 14 ir paryškinam. Taip pat paspaudžiam, kad viskas būtų išcentruota. Štai tokią lentelę mes turim. Dabar šitą lentelę ir rašom. Pirmas pas mus, nepersijungia į lietuvių kalbą, įvadas. Pakankamai mažas jisai atrodo, bet tiek to. Įvadas. Tai mes turim įvadą ir čia pat mes iš karto šitam skydė būtinai bus įtampos kontrolės relė. Įtampos kontrolės relė bus zubro, taip pat bus viršytampio ribotuvas, viršytampio ribotuvas bus ir zubras, ir įtampos relė, ir viršytampio ribotuvas, jie bus vienfaziai, tai užima po 2 modulius, to galiu parodyti. Visai nedidukė gaunasi, neatsidaro. Nedidukė, labai gražus, stilingas labai ekranas, čia baltai šviečia tie voltmetras voltus rodo, o čia mūsų viršytampio ribotuvas. Tai juos mes sudėsim būtinai į mūsų skydą sudėsim. Aš šiaip netikslinau pas klientą, bet kadangi čia įvadas vienfazis ir viskas vienfazė, tai tikėtina, kad būtas yra senos statybos. Tai senos statybos būtuose tai būtinai rekomenduoju naudoti įtampos kontrolės relės, nes ten su nuliu ant tiek dažnas atvejas, kada sena elektros instaliacija, žmonės ten žinot, kad pakeisti ją, renovuoti reikia ten 10-15 tūkstančių, žmonės nenori investuoti, nes čia reikia jiem patiems ten į bendriją įnešti pinigus, reikia restauruoti, dažniausiai palieka taip, kaip yra, ir paskui išlenda visokios problemos, kaip nulio dingimas ir taip toliau. Kas būna, jeigu dingsta nulis? Pasakojau šitame video. Galit pasižiūrėti prie progos, tai senosios statybos būtuose tai ypatingai aktualu, nes senas laidynas dažnai nudega nuliai tiesiog dėl neišbalansuotų apkrovų ir taip toliau. O viršytampis reikalingas, dėl žaibo jisai nelabai ten reikalingas, nes ten žaibo išlydžio
žaibo išlydžio tos srovės ir įtampos mažai tikėtina, kad daeis iki būtų, nors irgi atveju būna. Dažniausiai dėl komutacinių ir visokių viršytampių iš ESO, kurie būna komutaciniai, kai ten kažkur kažkas persijungia, būna momentaliai pasikelia įtampa aukštai, tai vat viršytampio ribatuvas šitą dalyką sutvarko. Tai todėl mes pastatom ir įtampos kontrolės rėlę, ir viršytampio ribatuvą. Dabar viršytampio ribatuvas turi būti per tarpą nuo įtampos kontrolės rėlės. Va čia būtinai turi būti nors vieno modulio tarpas. Tai mes padarom tą tarpą, o iš tiesų mes jo čia net nedarysim, o mes viršytampį padarysim va čia. Mes jį padarysime čia, todėl, kad mes tada paliksim va šitą vietą tarpą, o čia jau mes galėsim dėti mūsų automatus ir tada va šitą vietą paliksim į laisvą. Tai dabar pakeičiam šitą text direction ir parašom virš įtampio ribotuvas. O šitoj vietoj parašome įtampos rėlė. Štai. Dabar į šitą vietą pas mus pirma eilė, jinai tokia, šiaip aišku, čia vienfazis skydas, čia daug vietos labai nereikia ir dažniausiai čia sudėtinga būtų paskirstyti, nes jeigu trifazis, tai aš dažniausiai tam paskirstau, kad čia būtų pas mane kokius nors ten katilai, rekuperatoriai, kondicionieriai ir taip toliau, paskui ten vartai gali būti. Kadangi čia būtas, tai čia tokių objektų, tokių dalykų nelabai ir yra, tai todėl mes padarysim, kad čia bus pas mus kondicionierius, nes, toks kondicionierius, paskui sekantį iš karto darome internetas, tai čia tam maršrutizatoriaus rozetė. Ir iš tiesų čia nieko daugiau kaip ir nelieka. Tai mes šitas vietas tikėtina ir paliekam laisvas. Arba mes čia galime padaryti, aišku, apšvietimo automatus. Tai čia pas mus gali, čia mes padarysim 3 automatus apšvietimo. Tai mes čia tada padarom virtuvės švietimas. Sekantis pas mus tada bus koridoriaus apšvietimas. Koridorius čia sujungtas su vonios kambario apšvietimu. Ir šiaip iš tiesų manau, kad nieko baisaus dėl to nebus. Šiaip gerai paskirstyta zonom, nes yra svetainė su virtuvė ir su valgomoje. Kadangi man visi 3 tie žodžiai į šitą langelį netilps, tai todėl aš palieku tiesiog virtuvės. Kadangi žmogus pats vedžioja, aš manau, kad jisai tą žinos. Bet šiaip paskirstyta virtuvės svetainė ir valgomasis čia kaip viena zona ir jiem vienas automatas apšvietimo, sakyčiau, kad čia visai normaliai. Taip, tada pas mus toliau eis miegamojo apšvietimas. Va taip. Ir pas mus liko 2 moduliai tarpas tarp viršytampio ribotuvo ir veikiančių automatų. Gerai, šitas vietas mes padarėm. Jau šviesos yra, kondicionierius yra, maršrutizatorius yra. Toliau mums reikia sudėti tas rozetės. Tai rozetės iš pradžių mes sudėsim tos, kurios eis pas mus be nuotykio reilių. Ir be nuotykio reilių iš tiesų pas mus eis tik tai miegamojo. Taip, eis tada svetainės, kištukiniai lizdai. Ir pas mus eis TV, PC, kištukiniai. Per daug jau prirašiau. Tada mes į apačią pačią sudėsim mūsų virtuvės, nes pastoviai taip darau, kad virtuvė atskirai. Ir čia virtuvė iš tiesų daugiausiai ir užims modulių. Virtuvė pas mus užims 1, 2, 3, 4, 5, 7 modulius. Tai realiai virtuvė pas mus nuo čia netilps.
Tai vat mes šitais moduliais užimsim virtuvę, o čia pastatysim per tarpelį, galbūt ir ne per tarpelį. Reikia pasižiūrėti pagal pačią nuotykėrėlę, neturiu dabar čia prie savęs. Reikia pasižiūrėti, kurioje vietoje pas mus fazė pasijungia, bet, Hagerio gaunasi iš dešinės pusės, tai mes čia pastatysim vonios skirtų srovių sauga. Ir čia pas mus, kas tam pas mus eina? Skelbimo mašina, rozetės, apšildoma siena. Nu ir kaip matote, čia pas mus liko 4 laisvi moduliai. Kadangi skydas bus virš tinkinės, nežinau, kur jisai montuosis ir galbūt žmogus dar kažką norės pridėti į jį, tai bus laisvos vietos. Taip, ir toliau tada mes čia padarom dar vieną nuotykėrėlę. Taip, čia jau bus virtuvės skirtų meniu apsauga. Savaime aiškiai, kad text direction pakeičiame šį. Ir pas mus eina kaitlentė. Toliau pas mus eina orkaitė. Toliau pas mus eina gartraukis, šaldytuvas ir kištukiniai lizdai virš stalviršių. Na ir iš esmės mūsų skydas pilnai jau paruoštas surinkimui. Ta prasme, mes čia viską suplanavom. Dabar mes šitą lapelį galim atspausdinti, spausdinsiu jį ant lipnaus popieriaus. Ir pagal šitą špargalę tokią padarytą, mes jį dabar rinksim. Beje, jeigu kam reikia įtampos kontrolės reilių arba virš įtempio ribatuvų, taip pat pas mus yra karūnos, gipso kartono drožtukai, tai visą šitą galite surasti mūsų internetinėje parduotuvėje. Tai dabar pasižiūrėkime, kasgi pas mus eina čia iš medžiagų. Iš medžiagų šiaip čia viskas labai yra paprasta. Tai pradėsim nuo skydo, paprastas Hagerio virštinkinis skydas. Ir jisai nėra labai brangus, bet šiaip labai su juo yra patogu dirbti, man visai patinka. Iš kitos pusės yra tokių kitokios struktūros, kurie ten IP44 arba IP65, bet tie skydai yra jau ir brangesnė, o čia standartinis būtų, jo užteks. Toliau pas mus eina, jau rodžiau, Zubar įtampos kontrolės relė ir Kiva virš įtempis. Abudu šitie įrenginiai yra vienfaziai. Taip, keli automatai B10 ir visa dėžutė automatų B16. Visi automatai B charakteristikos. Taip pat pas mus eina skirtiklis, vienfazės 40 amperų. 40 amperų, nes pas mus įvadas, kaip ir minėjau prieš tai, 40 amperų, todėl mes ir kirtiklį naudojame 40 amperų. Dabar daugelis pas mane dažnai klausia, sako, Manfredai, kodėl tu naudoji kirtiklį, o ne saugiklį. Taigi man reikia ten išlaikyti selektyvumą ir visą kitą. Tai konkrečiai šituo atveju absoliučiai nėra jokio skirtumo, nes skydas ir ten už kelių žingsnių pas jūs tas jūsų įvadinis skydas, kur išmuš jūsų automatą, jeigu pas jūs bus kažkoks trumpas jungimas. O dabar dėl selektyvumo, kad jums išlaikyti selektyvumą, tai jums nepakaks pastatyti B charakteristikos, tarkim, įvadinį ir C charakteristikų jau skydę. To jums nepakaks. Kad išlaikyti selektyvumą, jūsų įvadinio automato nominalas turi būti 4 kart didesnis negu automatas jūsų skydinėje. Ir dabar žiūrėkit, jūs turit padidinti galingumą iki kokių 30 kW, bet palikti pas save viduj skydę 10 kW, kad jeigu pas jūsų įvyktų trumpas jungimas, kad išmuštų tik tai automatą jūsų namuose. Visais kitais atvejais su
perkrovos srovėm tai truputį kitaip, vis dėlto jeigu statysite B automatą, tai išmuš jį truputį greičiau negu C, tai su perkrovos kaip su perkrovos. Bet su trumpo jungimo jums išmuš bet kuriuo atveju linijos automatą, įvadinį automatą ir automatą, kuris randasi apskaitos spinte. Todėl šitoj vietoje nelabai iš tiesų matau prasmę statyti, dubliuoti tą automatą, nes abiejų šitų daiktų yra paskirtis kitokia, kertiklis skirtas tam, kad įjungti ir išjungti. Jisai tiesiogiai, va šitas daiktas, šitas jungiklis, jisai tiesiogiai sujungtas su kontaktais, kuris ten įjungia ir išsijungia. Jisai sujungtas tiesiogiai. Šitas daiktas, čia automatas, jisai sujungtas per atkabiklį. Ir gaunasi, kad pas jūs gali nuliūšti atkabiklis ar užsilydyti kokie nors kontaktai. Ir jeigu pas jūs, tarkim, įvyko kažkas, susilydė kontaktai, jums reikia atjungti, pas jūs ten, nežinau, kažkokia avarija. Dega kažkas, jūs šitą atjungėt, pas jūs gali ten toksai liežuvėlis nulūžti ir jūs šito nieko negalėsite daryti. Šitas, kadangi jisai jungia tiesiogiai ir išjungia, tai čia yra, jūs ateisit, jeigu pas jūs, ir jūs tikrai jį išjungsit, nes čia yra kirtiklis, jisai tiesiog atkerta ir viso gero, įtampos nėra. Taip, be abejo, mes naudosime srovėlaidžius, nes be srovėlaidžių, niekaip jūs nepadarysit. Vienintelis dalykas, kad reikės dar paieškoti srovėlaidžių aklio. Jų aš neužsakiau, jo Hagerio čia yra minusas, nes jie aklių neparduoda komplektai su srovėlaidžiais. Skirtingai negu Schneiderio. Schneiderio, jeigu jūs nuperkat Schneiderio srovėlaidį, tai su srovėlaidžiu visą laiką eina 2 aklės. Jeigu perkat tą ilgą metrinę, tai ten, neatsimenu, gal 10 aklių eina, ar galiniai dangteliai, nežinau kaip jie vadinasi teisingai, galiniai dangteliai turbūt. Ir jūs galite uždaryti šitos kampus, kad čia nebūtų išlindęs joks svaris, nes, matot, jisai gali išlysti, gali kažkas prisiliesti, nemalonus jausmas. Bet su Hageriu, Hageris neduoda komplekte, visą laiką reikia pirkti atskirai ir kartais, pamiršti, parašyti ir negauna. Ir taip pat nuotikėrėlės. Turėsim čia 2 nuotikėrėlės, vieną virtuvę, vieną voniai. Voniai mes turim šitą 10 mA nuotikėrėlę šitam, o virtuvėje mes turim 30 mA nuotikėrėlę. Nuotikėrėlės abidvi AC tipo, bet iš tiesų geriau būtų naudoti A tipo. Kodėl panaudojam AC? Geras klausimas, tiesiog mums tokias davė parduotuviai. Patį skydą rinksime naudojant akumuliatorinį suktuvą ir nereikia tik tai ten komentaruose ant mane stipriai bartis, nes mes įjungsime mūsų akumuliatorinį suktuvą štai tokią padėtį ir dabar, kaip matot, tas daiktas neperspaus mūsų kontaktų, o vėliau mes visus kontaktus praeisim su dinamometriniu atsuktuvu. Taip, iš pačių įrankių jums iš tiesų nieko ypatingo neprireiks, jums prireiks kandiklių ir daugiau kaip ir nieko. Kandiklių, atsuktuvą, vietoj atsuktuvo, kaip ir minėjau, naudosiu šitą daiktą ir dar taip pat reikia laidų nužievintojo, kad nužievinti jūsų galiukus. Tai skydo surinkimu pradėsim nuo to, kad mes nuimsime šitą dangtį. Nuėmėm dangtį. Ir čia matome mūsų skydą, taip pat komplekte eina aklės, kuriomis galima vėliau uždaryti prašvietus. Taip, ir montuojam, taip, kaip paminam, mūsų viršytempio ribotuvas eis į pačią pabaigą, pačioj pradžioje bus įvadinis automatas, po jo įtampos kontrolės relė, tai mūsų įvadinis kabelis pasijungs šičia. 0 jo pasijungs šičia, iš čia mes padarysim šleifą iki įėjimo ir iš čia bus 2 išėjimai, vienas fazas, kitas 0. Tai 0 nueis iki bendros šinos ir fazė nueis jau iki šitos ir iki 2 apatinių eilių. Taip, atspausdinau šitą planelį ir dabar su planeliu savaime aišku, kad dirbti bus daug patogiau. Tai pas mus eina įvadas įtampos relė, tada kondicionierius, internetas. Toliau eina 3 grupės apšvietimo. Apšvietimo mes, kaip žinome, naudojam 10 amperų automatus.
Tai ir pastatom čia šitos 10 amperų automatus. Tai vėliau jos čia sujungsim su šukom. Toliau pas mus eina šitoje eilėje, pas mus eina miegamojo kištukiniai lizdai, svetainės kištukiniai lizdai ir CV kištukiniai lizdai. Visi jie eina 16 amperų. Tai vat ir pastatom šitos 3 automatus. Po jų pas mus eina srovės nuotėkėlė vonios kambarį. Vonios kambario srovės nuotėkėlė, tai ją dabar tai irgi ir pastatome. Ir dabar, vat, kaip matote, pas mus eina čia fazė, čia 0. Tai mes iki čia nupjausim mūsų srovėlaidį, pastatysim šitą srovėlaidį ir tada iš čia išeis mūsų išėjimas į jau automatus, kurie skirti bus vonios kištukiniams lizdam. Tai yra skalbimo mašinai, vonios kištukiniai lizdai ir šildoma siena. Tai šitas bus 16, o šildomai sienai mes įdėsim 10 amperų automatą. Ir apaitinė eilė pas mus, kas pamina, eina vienfazė nuotėkėlė. Čia pas mus yra kaitlinta, orkaitė, gartraukis, šildytuvas ir kištukiniai lizdai virš stalviršio. Kaitlintai mes naudojam 25 amperų automatą, nes galingas renginys. Orkaitai dažniausiai užtenka 16 amperų automato, bet kadangi klientas pravedęs 3/4 kabelį, tai manau, kad tą orkaitę irgi padarysim 25 amperų. Maža, ką jisai ten sugalvos dar pajungti. Ir taip pat mes čia įdėsime tą vienfazį srovėlaidį mūsų. Štai toks skydų išdėstymas. Dabar iš tiesų, ką mums reikėtų padaryti, tai mums reikėtų atmatuoti visus srovėlaidžius. Čia su šita nuotėkėlė, tai toks variantas įdomus, nes iš tiesų ją net galima padaryti iš šitos pusės ir tada jinai gerai susidės su srovėlaidžiu. Tai parodysiu, kaip tai turėtų atrodyti. Va tai jinai bus. Čia jau dabar sugalvojau pasikeisti, nes čia pas mus fazė. Tai mes iš čia paimsime šleifą, arba iš čia paimsime, paduosime šleifą į šitą vietą, o iš čia užmaitinsim visą liniją iš jau mūsų srovėlaidžių. Bet tokiu atveju, aišku, mums reikės pasikeisti šitą schemutę, nes šitas daiktas atsiras jau šitoje vietoje. Bet čia nedidelė problema, vėliau pasikeisim. Tai savo darbus ir pradėsiu nuo to, kad sudėsiu visus man reikiamus srovėlaidžius. Taip, čia bus vienas srovėlaidis, šitie srovėlaidžiai jie paprastai išsiardo. Tai kiek mums reikia, paimam ir tiesiog su kandiklėm nukerpam. Nukerpam, dabar atmatuojam jau kiek mums reikės pačio plastiko. Maždaug tiek reikės ir šitą vietą mes galim tiesiog nupjauti. Taip atsipjovę, mes jį įstatom iš šitos vietos. Atsukom visus varžtus. Ir kaip matote, pas mus, kai judinam, šitas metalas, šitas varis, jisai toksai pasidaro, jisai atsiveria. Tai kad to nebūtų, mes vėliau dar sudėsime galinius dangtelius. Šitoje vietoje mums reikia štai 3 vietų. Tai mes šitą vėlgi nukerpam. Įdedam į mūsų plastiką, kad žinoti, kur nupjauti. Vienintelis dalykas, kad pjaunant tokių peiliukų, tai nelabai gražiai čia gaunasi. Bet kadangi, sakau, akliam, viskas užsidengs ir bus gražu. Tai šitą vietą reikia vėl atlaisvinti. Matot, gavosi labai gražu. Šitą aš, aišku, veltui priveržiau, nes pas mus čia ateis dar trumpiklis iš viršaus. Dabar šitoje vietoje mums reikia 4. Tai ties šitą vietą ir mes nupjausim. Tai iš pradžių nukerpam ir vėlgi įstatom. O gal šitą mes priveršim, nes čia mes padarysim dvigubą šleifą. Jisai ateis čia, bus dvigubas laikiklis ir iš čia toksai. Taip, parodysiu. Taip, taip. Toliau padarom dar šitą daiktą. Turim jau pradėtą srovėlaidį.
šitie daiktai jie kol kas juda, bet sakau, paskui mes sudėsim čia aklės ir jos laikys jau. Ką mes turim dabar? Dabar mums reikia sujungti visus automatus tarpusavį. Tai tam reikalui naudosim štai tokį kabeliuką. Čia paprasta viena gysla, 6 kvadratų. Dar nepamirškim, kad pas mus yra šitas daiktas, jį irgi reikės pajungti, bet jisai pasijungs jau po mūsų automatą. Šitos vietos eis viena atkarpa iki čia ir viena atkarpa iki čia. Dabar mums reikia, kad šito kabeliuko užtektų iki čia. Geriausiai iš tiesų atvesti va taip po apačią. Tai bus taip. Ir čia kažkur pasijungs. Taip, ties šitos vietos ir nukerpam. Tai čia pirmas, o antras pas mus eis va štai taip. Štai taip, mes jį čia kažkaip gražiai užlenksim, bet va jisai ateis į tą kontaktą. Va, mes parašym šitą laidą, paimam dvigubą angalį ir su to dvigubą angaliu pas jūs yra 2 variantai. Aišku, jeigu jūs užsiimate elektrą neprofesionaliai, tai tikėtina, kad jūs presiuko neturėsite. Tai jūs galite tiesiog įstatyti šitą angalį į jūsų kontaktą ir užspausti. Ir iš tiesų viskas, šitas kontaktas, jisai jau ten prisispaudęs ir užsipresavęs vietoj jūsų presiuko. Ir dabar jums liko šitą laiduką pertraukti į aną pusę. Dabar mums dar reikia padaryti trumpiklį tarp šitos vietos ir šitos ir taip pat iš čia turi nueiti iki šitos fazės. Tai tą ir padarykime. Laidą visą laiką, jeigu nėra galimybės iš karto atmatuoti, tai galima padaryti truputį ilgesnį ir tiesiog, kada jau reikės jungti, tada jį ir atmatuosi. Galima jungti ir šitą. Prijungiam ir dabar pas mus vieną. Aišku, jį gal reikėjo prakišti. Normaliai eina. Va tai jisai bus. O antrą užkišim kažkur po srovėlaidžiu, paslėpsim. Jisai eis už srovėlaidžio, va tai išlys ir ten padarysim tokią kilpą. Paskui, kai jau jungsim pačius tos laidus, tai padarysime viską, išlankstysime, kad būtų gražu. Taip, dabar, kai dvigubi šitie angaliai uždėti, tai mums reikia sudėti ir visus tos viengubus, pavienius mūsų tos laidelius. Tai tom ir užsiimam. Taip, pamatuojam, kad pas mus būtų graži čia kilputė, pakankamai jinai išeis gražiai. Nukerpam, atreguliuojam mūsų aparačiuką, kad nuiminėtų 12 mm. Uždedame angaliuką, įstatome, gražiai prisukame. tą patį galime padaryti jau ir su šitą pusę. Taip, toliau pajungime ir va šitą mūsų kabeliuką, kuris išėjęs, bet jisai mums truputį per ilgas. Todėl mes jį nukirpam ir nužievinam. Taip, prie viršytempio mums irgi reikia pajungti mūsų fazę. Ir realiai pas mus visos fazės dabar jau gaunasi pajungtas. Čia pasijungs jau įvadinę fazę, įvadinis nulis. Čia mes toj pajungsim šitą nulį prie bendros šeinos. Taip, dabar mums dar reikia padaryti trumpiklį tarp šito ir šito kontakto. Paliekam kaip visada truputį ilgesnį. Taip gražiai jį prakešam pro apačią ir atmatuojam iki šitos vietos. Kažkur va tiek mums jo reikės. Gražu, truputį galim tą laidą palyginti. Šitą laidą galime paslėpti už automatų. Šitą reikia daveršti. Dabar sutikrinam viskas, kas pas mus priveržta. Šitą reikia daveršti. Šitą berods jo daveržim. Šitą daveržim. Šitą daveržim. Praeinam visus dabar srovėlaidžius.
visus kontaktus, patikrinam, kad jie būtų priveršti. Taip, iš esmės, kas mums liko? Mums liko pajungti visus nulius. Visus tai yra šitą nulį, šitos nuotėkio relės, šitos nuotėkio relės ir įtampos kontrolės. Įtampos kontrolės, kiek atsimenam, tai pasijungs nulis įvadinis šitą vietą. Jau iš jos mes jį pajungsime prie mūsų įvadinės šinelės. Kiek matau, nesimato, va, mūsų įvadinė šinelė. O į šitą vietą, beje, irgi turiu štai tokią šinelę, tik tai jinai pakankamai didelė. Todėl mes padarysim štai kaip. Šitą šiną mes toj propjausime ir padarysim, pas mus čia eina 5 automatai, čia 3. Tai reiškia, kad pas mus bus 5 nuliai ir 3 nuliai. Tai kad mums negrūsti nulių į šitą nuotėkėrėlį, mes iš tiesų galime pastatyti nulinę šiną mes galime pastatyti tokią ir realiai iš jos pajungti prie nuotėkėrėlės. Aš gal šiaip taip ir padarysiu. Ir vieną nuotėkėrėlės nulį čia aš padarysiu. Bet čia, kadangi pas mus yra vietos, jeigu pas mus nėra vietos, tai mes galim kaip papildomą opciją, tarkim, pastatyti tą nulinį šiną arba 2 nulinės šinos į čia. Ir tada pas mus gaunasi, kad visi kabeliai pasijungs jau prie šitos bendros šinos, tik tai čia bus atskirta 2 šinos nuotėkio relėm. Kadangi mūsų skydas yra mažas ir mums net paprasčiau bus atsekti, prie kurios nulinės šinos jungti tos nulinius kabelius, laidus, tai mes ją padėsim iš tiesų ant dinbegelių. Tiesą pasakius, iš pradžių aš neplanavau ant šitos šinos dėti nulius, bet kadangi taip susiklosti ir kaip visada geros mintis jos ateina eigoje, tai mes sudėsim, čia žeminimą padarysim didesnį šinelį, čia nuliam mažesnį. Dar toj paieškosiu, gal kažkur surasiu mažesnis. Va, kitą kartą, jeigu dėčiau ir sugalvočiau iš karto, kad dėsiu ant dinbegelio, tai paimčiau tiesiog trumpesnius, šitas šinas paimčiau trumpesnis. Taip, dabar kas mums liko? Mums liko nuo išėjimo pajungti čia nulį. Čia, kadangi pas mus įėjimas iš apačios, išėjimas iš viršaus, tai išėjimą reikia pajungti, jau iš viršaus reikia pajungti į šitą vietą. Va. Nulį iš tiesų galbūt pravesiu, net nežinau, ar verta į taip vesti. Visą laiką norisi, kad tai kažkaip atrodytų estetiškiau, bet estetiškiau čia kažkur įslėpti, čia nėra kur paslėpti. O taip gal padarysim. O tai va bandysim. Taip, gražiai va iš po dinbegelio išlyps. Arba va taip va galim. Va, žiūrėkit, kaip super jisai išeina. Taip, dabar čia nukerpam. Su nuliniam šinam yra tokia, čia mitas toksai, kad reikia privežti kuo stipriau. Kai jūs priveržėt kuo stipriau monolitinį kabelį, ypatingai jeigu jūs veržėt, yra tokia mintis, kad jūs norit jį privežti kuo stipriau, kuo tvirčiau, kuo stipriau jį užsukti. Bet dažnu atveju jūs perspaudžiate tą monolitą ir jisai gali nulūžti. Ir jau ne vieną tokį atvejį turėjau, kada neveikia rozetė ir ten rodo fazę ir niekas nesupranta, kodėl ten fazė yra, o elektros nėra. Tai gaunasi taip, kad fazė ateina, o nulis perspaustas ir jisai nekontaktuoja. Ir automatiškai pas jūs nėra kontakto nulinio ir pas jūs tada neveikia jūsų įrenginiai. Todėl šitų nulių ypatingai irgi negalima perspausti. Irgi geriausiai tai užsakinėti su dinamometriniu atsuktuvu. Šitą mums kilpą irgi reikia kažkaip gražiai išsukti, kad jinai tokia gražiai būtų, va tokia maždaug. Taip, ten ją paslėpiam ir už dinbegelį jinai eina ir čia gražiai išlenda. Ir mes ją čia galim šitą vietą kažkur bats. Ne, aš ją įstatysiu čia ir tada dar mūsų, jinai dar papildomai laikys mūsų nulinį gniptelį, kad jisai niekur nepabėgtų. Va, taip. Taip, ir dabar paslėpiam. Va, žiūrėkit, kaip gražiai. Įdomu, ar
tokioj pačioj padėty, ar davažiuos pas mūsų klientas šitas daiktas, neaišku. Dar va šitą norėčiau kažkaip, kad jisai tiesiai išeidinėtų, nes tai labai dabar man kažkaip negražiai jis atrodo. Va. Dabar daug gražiau. Ką, dabar vedam maitinimo nulius iki mūsų pagrindinės šinos. Tai va, pas mus yra nulis išėjimo, nulis išėjimo, pas mus yra nulis ėjimo, nulis ėjimo. Dabar mums reikia prijungti nulį iki mūsų viršytampio ribotuvo. Ir čia iš tiesų tai nėra skirtumo, iš kurios pusės jūs jungsit, nes šitie kontaktai jie tarpusavy sujungti. Galim iš tiesų pratraukti čia po dinbėgelio ir gražiai va čia va taip išeisim. Matot? Ir tada pas mus dar čia gausis štai tokia graži kilpa. Dar būtų faina, aišku, su kokiu dirželiu kažkur tai prikabint, bet jau kas rinks vietoje, tas ir prikabins. Taip, ir dabar mums liko va šitas nuliukas, kuris eina jau iš mūsų įtampos kontrolės relės. Pas pagrindinis daiktas, kuris neleis, kad nudvėstų jūsų įrenginiai. Gerai, ir dabar, va, žiūrėjau, matot, mes į ten taip va užkišam ir pas mus gaunasi graži kilputė. Tada mes ją atmatuojam iki šitos vietos, čia kažkur nukerpam. Tai va, iš tiesų pas mus viskas sujungta, dar kartą galima praeiti, pratikrinti visus kontaktus. Nulis šitas pajungtas, mums liko pajungti va šitą įžeminimą, nes čia dar eina įžeminimas. Tai šitą įžeminimą aš to eisiu iki sandėliuką, atsinešiu kabeliuką ir pajungsim. Neišjungkit video. Va, matote, jūs net sumirktelėt, nespėjote, aš jau iki sandėliuko nuėjau, atnešiau įžeminimo laidą. Mums liko pajungti va šitą va įžeminimą. Taip. Štai taip, kažkaip taip gavosi. Dabar pasižiūrėsiu, pas mane kažkur buvo laidas. Va, štai turiu tokią laidą. Kažkas čia kažkada buvo pajungta. Tai mes jį paimsim, prijungsim fazę ir pajungiam nulį. Va, dabar mes galime įjungti į rozetę ir įjungti mūsų maitinimą. Kadangi automatas išjungtas, tai matot, relė dar neveikia. Įjungiam automatą. Ir kaip matome, va, pradėjo šviesti lemputės. Patrauksiu šviesą, kad geriau matytųsi. Va, pas mus dabar tinkle 236 voltai. Beje, čia matau, kad matuoja ir srovę šitas daiktas, tai kas yra irgi labai gerai. Mums reikia čia sureguliuoti du esminius parametrus. Tai čia į atjungimo viršutinę ribą ir atjungimo apatinę ribą. Tai tas padaroma paprastai. Mes paspaudžiame į pliusą ir matome čia 242. 242 čia mūsų viršutinė riba, pagal kurią, pagal nutilėjimą nustatyta, kad atsijungtų mūsų įtampos kontrolės relė. Pas mus Lietuvoje tinklo įtampa yra 230 voltų, plus minus 10%. Tai reiškia plus minus 23 voltai. Tai reiškia 230 plus 23. Pas mus viršutinė riba turėtų būti 253 voltai. Tai mes nustatom 253 ir dar paliekam savo 1 voltą rezervą. 254 mes nustatom viskas. Mes turim viršutinę ribą. Jeigu ją pasieks, tai atsijungs relė. Dabar mums reikia apatinės ribos, tai mes paspaudžiame minusą. Ir čia matome 198. Kadangi pas mus plus minus 230 plus minus 23, tai realiai 198. Kaip ir neblogai, bet jeigu pats teisingiausias dalykas, tai būtų 230 minus 23. Čia 207 voltai. Tai galim dar nuleisti iki 205 voltų. Ir jeigu mūsų įtampa dabar nukristų iki 205 voltų, jinai irgi lygiai taip pat šitą relė atsijungti. Visų kitų parametrų jums kaip ir čia liesti ir nederėtų.
Dabar, kai pas mus šitas skydas sujungtas, pajungtas viskas, tai mes galim tiesiog paimti su indikatorium ir sutikrinti visas įtampas. Po to, kai tai padarėm, įsitikinam, kad visos įtampos veikia, kad viskas gerai, mes tada galim jau uždėti mūsų angaliukus, kuriuos mes iš karto, aišku, turėjom uždėti, ir pakuoti šitą skydą ir klijuoti jam lipdukus. Tai įtampą patikrinau, išjungiu šitą, išjungiu automatą, antjungiu savo laidus. Galiu dar kartą praeiti, patikrinti visus automatus, ar jie daviršti. Tai va, viskas. Kad mūsų lipdukai būtų gražus, naudojame štai tokią mašinėlę. Kartais reikia užtaikyti stipriau, bet vis tiek daug patogiau tą daryti nei su kokiam nors žirklėm. Apjungiam. Taip, viskas gerai. Matot? Šnik, šnik ir paruošta. Nu va taip, mūsų skydas paruoštas siuntimui. Tai kągi, štai tiek žinių šiandienai. Kaip visada, dėkite laiką, prenumeruokite kanalą ir susitiksime kitose video. Ade!